Ilgus dešimtmečius ieškodamas unikalių veikalų ir rankraščių, didysis bibliofilas Tadas Vrublevskis netapo kolekcininku, kuriam terūpėtų vien jo kolekcionuojamų objektų skaičius ar būsimas pelnas. Priešingai, jis dirbo kitiems Vilniaus Lietuvos visuomeniai. Knygas ir unikalius tekstus, dokumentus ir autografus Tadas Vrublevskis mokėjo vertinti ir parinkti. Vykdant advokato valią, jo biblioteka ir kiti muziejiniai rinkiniai buvo perduoti valstybei. Taip asmeninių dokumentų saugykla tapo visuomeniai prieinama viešąja biblioteka. Tado Vrublevskio ir jo šeimos įsigyti ir sukomplektuoti rinkiniai šiandien Lietuvos Mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos vienos reikšmingiausių kolekcijų. Vrublevskio kolekcija yra unikali ir įdomi tuo, kadangi ji buvo komplektuojama kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės praeities istorijos biblioteka. Čia buvo kaupiami rankraščiai, dokumentai, knygos, kurie buvo skirti Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. Tadas Stanislovas Vrublevskis, garsus teisininkas, bibliofilas ir visuomenės veikėjas, kilęs iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorų. Jis 1912 m. spalio 30 d. užregistravo Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių viešosios bibliotekos draugijos statusą. 1913 m. draugijai perdavė savo tėvų ir paties visą gyvenimą kauptą biblioteką ir muziejinius rinkinius. Vrublevskių butas Universiteto gatvėje, kaip atsimena amžininkai, dvelkė Vilniaus egzotika. Bibliotekos lentynų fone, kambaryje, kurio atmosfera skatino mokslinio darbo rimtį, tvyrojo tyla ir ramybė. Šioje aplinkoje gyveno ir dirbo Tadas Vrublevskis. Kaip tik jo jaunystės metais Lenkų visuomenė labai raiškiai prisiminė tuos 63 metų sukilimo įvykius, gyveno tų įvykių įspūdžiais, prisiminimais ir tas suteikė ne vienai inteligentijos kartai patriotinį tokį užsidegimą siekti, kad Lenkija, o kartu ir Lietuva taptų vėl savarankiškos valstybės. Tadas Vrublevskis gimė inteligentų šeimoje, jo mama buvo mokytoja, tėvas buvo gydytojas, homeopatas, gimė Universiteto gatvės 9 numeryje, ten buvo jo tėvų butas. Reikia pasakyti, kad jis atėjo į pasaulį tame bute ir išėjo iš šio pasaulio, iš to buto. Jo, sakant, visas gyvenimas susijęs Vilniuje buvo kaip tik su Universiteto gatvės 9 numeriu. Tadas Vrublevskis, gimęs Vilniuje 1858 metais lapkričio 8 d. Mokėsi Vilniaus pirmojoje gimnazijoje, ją baigė aukso medaliu. Studijuoti išvyko į Sankt Peterburgo medicinos chirurgijos akademiją. Akademijoje jaunas, naujovių ieškantis žmogus dalyvavo pagrindinės revoliucinės organizacijos veikloje. Už šią veiklą teko nukentėti. Atsidūrė Varšuvos kalėjime, vėliau tremtyje Sibire. Šiuo laikotarpiu dar labiau išryškėjo Tado Vrublevskio požiūris į visuomeninę santvarką, religiją, moralę. Visuomeniniai klausimai jam buvo svarbesni nei asmeniniai interesai. Tadas Vrublevskis matė daug nelaimingų ir nuskriaustų žmonių, visuomenės abejingumą jų atžvilgių, tad nusprendė nebetęsti mokslų medicinos fakultete ir pasirinko teisės studijas. Tapęs advokatu, Tadas Vrublevskis išpopuliarėjo 1905–1907 metais, kai dėl dalyvavimo revoliucinėje veikloje buvo teisiama daug žmonių. Garsėjo kaip įžymus advokatas. Advokatas, kuris buvo iš tikrųjų, turėjo pašaukimą tam. Jis specializavosi gindamas politinės bylas. Ir ypač tų bylų jis daug gynė įvykus Rusijoje
5-7 metų revoliucijai ir vien tik toje revoliucijoje dalyvių bylų jis gynė apie 4000 žmonių. Išgarsėjo jis kaip puikus kalbėtojas, oratorius 1905 metais Maskvoje, kada vyko zemstvų suvažiavimas. Ir ten tą suvažiavimą sušaukė Rusijos konstitucinių demokratų partija. Jis tai partijai simpatizavo ir baigiantis, jau artėjant į vakarą, kalbėjo labai daug kalbėtojų, išsakė įvairias mintis dėl Rusijos tolimesnės ateities. Ir tada atėjo eilė lenkų kalbėtojams. Ir tada buvo suteiktas žodis Tadui Vrublevskiui. Kaip rašo Posneris savo atsiminimuose, Tadas Vrublevskis pasakė tokią kalbą, kurios Rusijos visuomenė nebuvo girdėjusi dar. XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioj. Jis užbaigė savo kalbą tokiais reikšmingais žodžiais, kad Lenkų sukilimo dalyviai, prieš kuriuos kovojo rusų kareiviai, rusų kareivis sušaudė ir savo laisvę. Tadą Vrublevskį ypač išgarsino leitenanto Piotro Šmito byla. Sevastopolyje vykusio teismo proceso metu už sukilimo organizavimą buvo teisiami Juodosios jūros karinio laivyno jūreiviai. Nors Vrublevskiui nepavyko apginti leitenanto Šmito, tačiau ginamoji kalba tapo žinoma visoje Rusijos imperijoje. Tadas Vrublevskis gynė asmenis, kurie buvo kaltinami ir dėl slapto mokymo, draudžiamos spaudos leidimo ir saugojimo. Jis kruopščiai rengdavosi kiekvienai bylai, visapusiškai išanalizuodavo įkalčius ir įrodymus, tik po to imdavosi ginti. Jis nepaisė ginamų asmenų tautinės priklausomybės. Ir viena iš tokių žymiausių bylų tai buvo Juodosios jūros laivyno leitenanto Šmito ir jūreivių byla, kuri buvo kaip sukilėlių byla caro imperijoje. Ir jo pasakyta kalba ginamoji padarė labai didelį įspūdį ne tik teisėjams, bet visiems dalyviams. Ir kaip rašo Posneris savo atsiminimuose, jo kalbą jaunimas mokėsi mintinai, o politiniai kabutėse nusikaltėliai sėdėjusieji kalėjimuose skaitydami labai jaudinausi dėl tos kalbos ir jos išminties ir logikos. Profesionalus teisininkas Tadas Vrublevskis pasižymėjo visuomeninėme, politinėme ir kultūrinėme gyvenime. Vilniaus kultūros istorijai svarbi apie 1900 metus Tado Vrublevskio atkurta Neošubravcų draugija. Jo bute Universiteto gatvėje rinkdavosi draugijos nariai, žymūs Vilniaus inteligentijos atstovai, mokslininkai, gydytojai, teisininkai. Draugijos nariai diskutuodavo Vilniaus krašto, lietuvių ir lenkų tarpusavio santykių klausimais, svarstydavo istorinės Lietuvos valstybės atkūrimo galimybės. Tadas Vrublevskis priklausė tai visuomenės grupiai Vilniuje, kurie save laikė kraštiečiais, lenkiškai krajovcais. Tai reiškia, kad visi šio krašto žmonės, gyventojai turėtų lygias teises, kokią kalbą jie bekalbėtų, kokios tikybos bebūtų, kad jie sugyventų taip, kaip jie sugyveno didžiojoje Lietuvos kunigaikštystėje. Ir jis buvo toks labai tolerantiškas įvairių tautų, įvairių religijų, įvairių politinių įsitikinimų žmonėms.
1905-aisiais susiformavusi kraštiečių krajovcų srovė, pasisakiusi už savarankiškos lietuvių, lenkų ir gudų valstybės, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atkūrimą atitiko Vrublevskio pažiūras. Savo krašto koncepciją jis išdėstė 1919 metais Vilniuje išleistoje knygelėje. Žymiausių kraštiečių Riomerio, Abromovičiaus ir Vrublevskio pagrindinės politinės veiklos kryptis buvo pasitarimai, laikraščių leidimas, aktyvus dalyvavimas rinkimuose į Rusijos dūmą. Tadas Vrublevskis turėjo savo bičiulių ratą, krajovcų, ir kada jau prieš mirtį jį aplankė vienas žurnalistas, Kurjer Vilenski, laikraščio, ir paklausė jo, kas iš jo krajovcų, kraštiečių yra jam artimiausi, tikriausiai bičiuliai, tai jisai tik tai paminėjo, nepaminėdamas pavardėm, pasakė, kad iš tikro tikrieji krajovcai yra tik tai 3. Tai jis, žinoma, bet reikia suprasti, kad Liudvikas Abramavičius ir taip pat Mykolas Riomeris, kurie laikėsi vienodos krypties, vienodų pažiūrų. Jisai buvo gerbiamas visų Vilniuje gyvenančių tautų atstovų, kadangi jis visus tautas stengėsi suprasti, gynė jų interesus teismuose. Lietuvos mokslui ir kultūrai Tadas Vrublevskis daug nusipelnė padovanojęs visuomeniai sukauptą biblioteką. Pirmasias knygas ir dokumentus buvo pradėję kaupti dar jo tėvai. Po jų mirties visi šie turtai atiteko Tadui Vrublevskiui. 1912 m. spalio 30 d. jis įsteigė Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių viešosios bibliotekos draugiją. Šiai draugijai 1913 m. vasario 13 d. Tadas Vrublevskis perdavė vertingą kolekciją. Apie 65 000 tomų knygų, 3 000 graviūrų, daugiau kaip 100 žemėlapių ir planų, daugybė įvairių dokumentų ir rankraščių, paveikslų, skulptūrų, numizmatikos rinkinių. Tadas Vrublevskis paveldėjo pirmąjį bibliotekos rinkinį iš savo tėvų. Tai buvo 2 spintos knygų, kuriuose buvo saugomi įvairūs leidiniai. Jis nutarė, kad reikia biblioteką plėsti, ir tuo metu, kai būdamas garsus advokatas, uždirbo nemažai pinigų ir visus tuos pinigus, tas lėšas, kurias gaudavo, investavo į savo biblioteką. Į savo bute gyvenamam jis 10 kambarių tų pilnai užpildė ir pats tvarkė, pats katalogavo, aprašinėjo, sistemino, net pats atliko ir knygrišystės darbus, kai kuriuos stengdamasis išsaugoti įvairius leidinius. 12 metais buvo įkurta draugija savo tėvų garbei, tėvo Eustachijaus ir motinos Emilijos vardu pavadino tą draugiją bibliotekai remti, ir sudarė net komitetą, kuris turėjo rūpytis tolimesniu bibliotekos likimu, gausinti jos rinkinius, rūpintis, kad ją galėtų pasinaudoti visi besidomintys. 1907 metais Tadas Vrublevskis aktyviai dalyvavo kuriant Mokslo ir meno muziejaus draugiją. Buvo išrinktas į draugijos komitetą, parengė draugijos įstatus. Lietuvių mokslo draugijos susirinkimuose Vrublevskis lenkų kalba skaitė pranešimus aktualiais to meto klausimais, pavyzdžiui, apie lietuvių kalbos uždraudimą, senojo Vilniaus topografiją. 1922 metais gruodžio 27 d. Vilniuje visuotinis Lietuvių mokslo draugijos susirinkimas Jono Basanavičiaus siūlymų išrinko Tadą Vrublevskį draugijos garbės nariu. Vrublevskis puoselėjo viltį kartu su mokslo draugijos rinkiniais įkurdinti ir savo bei tėvų ilgus metus kauptą biblioteką, kad ją galėtų naudotis visuomenė. Net buvo toks svarstomas sumanymas Vrublevskiui tariantis su Lietuvių mokslo draugija jau po Pirmojo pasaulinio karo,
kad Lietuvių mokslo draugija kartu su Vrublevskio biblioteka, su savo biblioteka sudarytų bendrą biblioteką, įgytų jai pastatą ir galėtų jie funkcionuoti ir veikti, kaip jūs sakot, kaip viešoji biblioteka. Tačiau šitas sumanymas nepavyko įgyvendinti, nes tuometinė Lietuvos valdžia neturėjo tiek pinigų, kad galėtų tą sumanymą paremti finansiškai žymiai. Ir todėl buvo nutarta, Vrublevskis dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą pradėjo ieškoti sklypo, kuriame galėtų pastatyti bibliotekai pastatą. Toks pastatas buvo planuojamas pastatyti Vilniaus ir Tilto gatvių sankryžoje prie Vilniaus gatvės. Pšibilskis architektas suprojektavo pastatą patį, Ruščicas ir Bulgakas labai gyrėjosi tuo projektu, kad tai yra įdomus, gražus ir tinkantis Vilniuje. Tačiau Vrublevskiui šitas projektas nepatiko ir jis jo atsisakė. Gausi didelė biblioteka steigėjo valia turėjo būti perduota valstybės globai su sąlyga, kad joje kaupti rankraščių ir knygų lobynai niekada nebus išvežti iš Vilniaus ir kad jais nemokamai galės naudotis visi norintys, nepriklausomai nuo tautybės ir kilmės. Lenkijos visuomenė, kaip buvo rašoma Slovo laikraštyje, matydama, kad Tado Vrublevskio sveikata silpsta, ir galvodami apie tai, kaip Lenkiją išsaugoti, ten tai buvo rašoma, kaip išsaugoti Lenkiją šito vertingą tokią biblioteką, pradėjo su juo derybas. Derybas vedė tuometinis universiteto bibliotekos direktorius Rygelis iš Tikybų ir viešojo švietimo ministerijos Dembo. Ir derybos tęsėsi ilgą laiką, 1925 metais. Ir Vrublevskio pagrindinis reikalavimas buvo tas, kad kokie pakitimai Vilniuje bevyktų, kam Vilnius bepriklausytų, bet kad šita biblioteka amžinai būtų saugoma Vilniuje ir niekur neiškelta. Lenkijos atstovai truputį priešinosi šitokiam reikalavimui, bet Vrublevskis buvo kategoriškai priešiškas tam ir galutinai buvo nutarta, kad priimti, patenkinti Vrublevskio šitą reikalavimą. Sutartis dėl bibliotekos perdavimo amžino depozito teisėmis Lenkijos valdžiai buvo pasirašyta 1926 metų pradžioje. Lenkijos valdžia įsipareigojo nupirkti Klementinos Tiškevičienės rūmus, juos ir nupirko. Ir čia po remonto, kuris susitęsė iki 1931 metų, buvo perkelta jo biblioteka ir pasidarė prieinama visiems lankytojams. Tadas Vrublevskis paliko neįkainojamą turtą visiems be tautybės skirtumo Vilniaus sostiniai buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventojams, kurios piliečiu jis save laikė visą gyvenimą. Buvo kaupiami taip pat autografai, kita visa medžiaga, kuri buvo susijusi su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės praeitimi, su jos veikėjais, įvairių tautų veikėjais. Ir todėl toje bibliotekoje radosi nemaža autografų, nemaža dokumentų, turinčių unikalią reikšmę, ypač istorijos, humanitarinių mokslų tyrinėtojams, rašant veikalus apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės praeitį.
net ir, sakysime, tada, kada ji tapo jau valstybinė biblioteka ir gavo tam tikrą valstybės paramą, komplektuojant savo fondus, jai buvo išskirta privalomas egzempliorius rytinių Lenkijos vaivadijų ir profilis pagrindinis buvo kaupti literatūrą išeinančią rytų Lenkijoje, tai vadina ir Vilniaus krašte, taip pat Naugarduko, Poliesės ir kitose rytinėse vaivadijose. Jos profilis buvo domėtis Lietuva, Latvija, Estija, domėtis taip pat Baltarusija, Ukraina ir kaupti apie tas šalis literatūrą šioje bibliotekoje. Kultūros mecenato Tado Vrublevskio dėka biblioteka virto svarbiu mokslo ir kultūros židiniu. 1939 metais, kada Vilniaus kraštas sugrįžo į Lietuvos sudėtį, šitą biblioteką turėjo Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos vardą. Vilniaus krašto lietuviai, ir ne tik Vilniaus krašto lietuviai, bet taip pat ir kiti, stengėsi, kad biblioteka būtų išsaugota ir kad apskritai Vrublevskio vardas Vilniuje būtų neužmirštas. Todėl gerai pažinojęs Vrublevskį, su juo bendravęs, jį gynęs Vrublevskis teismuose įvairiuose, Mykolas Biržiška 1939 metais spaudoje iškėlė reikalavimą, kada buvo svarstoma, kaip pavadinti kai kurias Vilniaus miesto gatves, kad viena gatvė būtų pavadinta Tado Vrublevskio vardu. Ir buvusi Arsenalų gatvė gavo Tado Vrublevskio vardą. Susikūrus Lietuvos mokslų akademijai, biblioteka gavo Lietuvos mokslo akademijos centrinės bibliotekos vardą. Ir todėl ir Vrublevskių vardas lyg ir išnyko. Eustachijaus ir Emilijos, jo tėvų vardais, kuris atidavė pagarbą savo tėvams, jau nebuvo minima. Todėl pokario metais, dirbant man šioje bibliotekoje, siekiau, kad būtų sugrąžintas bibliotekai Vrublevskių vardas. Tas mano siekimas galų gale buvo apvainikuotas sėkme. 2012 metais Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka minėjo 100 metų jubiliejų. Kelyje į šią garbingą sukaktį nekartą teko įveikti sunkumus ir išbandymus. Tačiau galima tik pasidžiaugti, kad bibliotekos rinkinių puoselėtojo ir pradininko Tado Vrublevskio valia yra beveik įvykdyta ir jos nevalia pažeisti, kad ir kiek laiko skaičiuotume nuo bibliotekos įkūrimo. Klausimas, kodėl beveik? Istorija klostėsi taip, kad po Antrojo pasaulinio karo nepavyko visiškai išvengti nuostolių ir dalis rinkinio, paveikslai ir numizmatika pateko į kitas institucijas, bet pagrindinė kolekcijos dalis, knygos, rankraščiai ir toliau saugomi Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje.